Knygos anatomija. Tėčio Marselio liežuvis. Teksto anatomija pagal Paulių Norvilą. Pradžia. Pirmoji kibirkštis. Labai gerai pasakyta. Kibirkštis. Būtent iš jos ir atsirado šios knygos idėja, o vėliau ir pati knyga. Kadangi auginu 3 vaikus, tų kasdienybės kibirkščių nors vežimu vežk. Tačiau ne visos kibirkštys išlieka ilgesniam laikui. Daugelis jų greitai atsiranda, bet dar greičiau nunyksta. O kai kurios išgyvena, nupuola į juodraščius, sugeba ten išsiskleisti. Tėčio Marselio liežuvio kibirkštis atsirado iš nevilties. Neviltis buvo tokia stipri, kad turėjau ją užrašyti. Įdomiausia, kad užrašinėjau pačią emociją, paveikslėlį po paveikslėlio, sceną po scenos, net nenutuokdamas, kuo viskas baigsis. Istoriją rašiau žinodamas, kad tai bus paveikslėlių knyga, tačiau nenumaniau, kaip ją pamatys dailininkė. Mane žavi teksto neapčiuopiamumas, nes užrašytų žodžius kiekvienas gali suprasti ir pamatyti skirtingai. Tad kas kartą nekantriai laukiu momento, kada išvysiu būsimos knygos iliustracijas. Smalsu, kaip šį sykį dailininkas perskaitė istoriją, kur sudėjo akcentus, o ką pasirinko nutilėti. Kurti paveikslėlių knygas – didžiulis malonumas, nes jas galima parašyti vienu prisėdimu. Arba yra kibirkštis, arba nėra. Šią istoriją rašiau ieškodamas atsakymo, kurį pabaigoje kažkas ėmė ir padiktavo. Savotiška terapija, kai atsakymą pamatai tik pažvelgęs į situaciją iš šono, tai yra ją užrašydamas. Atsakymą, kurio niekaip nepastebėsi, būdamas situacijos epicentre. Istorijos užrašymas, taisymas, koregavimas man visuomet lengviausia ir paprasčiausia knygos leidybos proceso dalis. Tuo tarpu visos kitos dalys lyg klajonė po dykumą, niekuomet nežinai, kada prieisi tą šaltinį. O priėjęs dar ilgai negali suprasti, ar jis tikras, ar tai tik dar vienas miražas. Patricijos iki šios knygos nepažinojau. Ją pasiūlė leidykla. Tačiau ta leidykla, kuri pasiūlė, knygos taip ir neišleido. Tad knyga, savo menamų pavidalų, tarsi koks vaiduoklis, dar porą metų gyveno paraštėse ir rankraščiuose, kol vieną dieną nusprendžiau, kad reikia ją pažadinti. Iš naujo perskaičiau istoriją ir supratęs, kad ji vis dar kibirkščiuoja, susirašiau su Patricija. Sutarėme, kad reikia kažką daryti. Atrodė, trūksta tiek nedaug, kad knyga imtų ir atsirastų. Veikėjai. Knygos kelias nuo jos pirminės kibirkšties iki išleidimo buvo ilgas ir vingiuotas. Tad pačioje pradžioje ši istorija buvo apie žmonių šeimą. Tačiau, kai su Patricija nusprendėme pabandyti dar kartą ir paprašiau jos nupiešti šiek tiek daugiau iliustracijų, ji improvizuodama nupiešė nebe žmonės, o liūtus, apsitaisiusius puošniais baroko stiliaus drabužiais. Ir tai dar kartą, jau antrą, sukibirkščiavo. O 2 kibirkštys ne juokas. Manau, kad sprendimas žmonės pakeisti liūtais galiausiai ir pravėrė duris, kurios iki to laiko buvo tvirtai užrakintos. Personažų charakteriai su nedidelėmis modifikacijomis paimti iš mano paties šeimos. Todėl buvo nesunku juos užrašyti. Tai reikėjo atsirinkti, ką verta paminėti, o ką geriau nuleisti tylomis. Įdomiausia, kad knygai išėjus berniukai buvo kokiais 2-3 metais vyresni, tad knygoje aprašytos personažų aktualijos jiems jau nebebuvo tokios svarbios. Tačiau jos vis dar svarbios kitiems tokio amžiaus vaikams bei amžinai aktualios suaugusiems. Aplinka. Knygos vietos ir epizodai tikras kasdienybės veidrodis. Tačiau kiekvienas veidrodis truputį kreivas. Tad ir knygoje ne viskas atitinka realybę. Vienos situacijos tirštesnės, kitos seklesnės. Kai kuriomis situacijomis norėjau kompensuoti realybę. Pavyzdžiui, neturiu jokio stebuklingo potraukio kulinarijai. Todėl vaikai valgydami mano pagamintą maistą tikrai ne visuomet išlaižo viską iki paskutinio lašelio, kad ir kaip to norėčiau. Tačiau situacija su suaugusiųjų užsirakinimu tualete
gyva žanro klasika. Visuose pristatymuose, kuriuose dalyvauju, vaikai tik patvirtina, kad taip tikrai būna. Tiesą pasakius, vaikai lengvai atpažįsta knygoje aprašytas situacijas, su jomis susitapatina, randa ten ir save, ir savo draugus, o tai didžiausias komplimentas knygos kūrėjams. Siužetas. Rašydamas istoriją, nesvarsčiau, kam ji bus aktuali ir kodėl. Užrašinėjau tai, kas kibirkščiavo, ir tai, kas tą akimirką rūpėjo man pačiam. Be to, jaučiant pašėlusi kasdienybės pulsą, akivaizdu, kad daug laiko tam neturėjau. Nei užrašinėti, nei svarstyti, apie ką bus ši knyga. Bet pabaigoje viskas išsprogo į moralą, kuris vienodai aktualus visiems. Ypač dabar, kai informacijos kiekis toks didelis ir tankus, jog sunku atsirinkti, kas svarbu, o kas tik foninis triukšmas. Tame triukšme dažnai paskęsta esminiai dalykai, o bereikšmės smulkmenos iškyla į paviršių. Jau nekalbant apie tai, kad nėra savaime suprantamų dalykų. Tad kas kartą pristatinėjant knygą, norisi vis iš naujo pabrėžti, kad reikia kalbėtis, kalbėtis ir kalbėtis. Ir ne užuolankomis ar metaforomis, bet paprastai žodžiais, kurių mums dažnai pristinga. Ir kuo daugiau kalbėsimės, kuo geriau girdėsime vieni kitus, tuo mažiau kils nesusipratimų, tuo lengviau bus išspręsti tai, kas atrodė neišsprendžiama. Kūrybinis procesas. Kūrybinis procesas, pagavus kibirkštį, išsipildė gana greitai, nes kuo ilgiau ignoruosite kibirkštį, tuo didesnis pavojus, kad ji užges ir nebeliks ko užrašyti. Tačioje vietoje tikrai užteko to pirminio pusvalandžio ar valandos. Leidyba truko ilgai, pareikalavo ne tiek ištvermės, kiek tikėjimo knyga. Šiuo atveju kūrybinis procesas nuo kitų knygų skiriasi tuo, kad nenuleidome rankų kur nors distancijos viduryje, patikėjome, kad dar liko kruopelė jėgų ją užbaigti. Man pačiam sunkiausia bet kurios knygos kūrybinio proceso dalis – sugalvoti pavadinimą. Šiuo kart prie pavadinimo prisidėjo ir veikėjų vardai, kurie keitėsi ir keitėsi ir keitėsi. Kiekvienoje versijoje personažai vis ieškojo savęs, negalėdami apsispręsti, kaip jiems labiausiai patiktų būti vadinamiems. Gal būtent paskutinis vardų pasikeitimas ir nulėmė tai, kad Patricijai jie nuskambėjo jau nebe kaip žmonės, o kaip liūtai. Sąsajos veikia skirtingais ir nenuspėjamais būdais. Pavadinimas taip pat keitėsi daugybę kartų, kol pačioje maketavimo proceso pabaigoje, po 2-3 metų nuo tada, kai knyga parašyta, išsprogo taip pat netikėtai, kaip ir pati knygos istorija. Knygą rašiau ranka. Visuomet stengiuosi taip daryti, nes spausdindamas klaviatūra tai darau per greitai. Aplenkiu mintį ir tada ji kažkur pasibaido, nuplaukia į kitą pusę. Rašant ranka procesas truputį lėtesnis, seku minčiai iš paskos, spėju pagalvoti, kas nutiks rytoj, kol ranka vis dar rašo, kas nutiko šiandien. Iliustracijų anatomija pagal Patriciją Bliuj-Stodulską. Stilius. Manau, kad neapsiriboju vienu stiliumi. Kaskart stengiuosi išbandyti naujas technikas, kelti savo vis naujus išbandymus. Šį kartą pasirinkau mišrią techniką – aliejines kreideles, spalvotus pieštukus, akvarelę. Dirbdama su šia knyga iškėliau savo iššūkį sukurti tikrai traukiantį veikėją ir patobulinti gebėjimus žaisti spalvom. Stengiausi žvelgti į tą projektą lengvai, su malonumu ir tikiuosi, kad tas lengvumas ir paprastumas jaučiamas knygoje. Pasiruošimas. Kaip ir su kiekviena knyga, turėjau susikūrusi aplanką, kur rinkau visokiausias nuotraukas, paveikslus, sodų brėžinius iš to konkretaus laikotarpio. Kaip visada, semiuosi įkvėpimo iš meno istorijos pasaulio, tad galima knygoje rasti ir Fragonardo paveikslo Supynės interpretaciją. Knygoje rasite ir mano sūnaus Bruno piešinį bei mašinytes, kuriomis žaidžia mano vaikai. O veido išraiškos ir emocinės būsenos pasisemtos tiesiai iš mano gyvenimo.
Būdama 4 vaikų mama labai dažnai patiriu tėčio Marselio kasdienybės iššūkius. Būtent todėl ši knyga man ypač artima. Knygoje yra ne tik baroko motyvų, o veikėjai liūtai, bet ir futbolo pasaulis. Vienas mano mėgstamiausių atvartų – verkiantys liūtai, kurie pražiopsojo įvartį ir pralaimėjo. Veikėjai. Nors ištroškęs laiko savo tėtis gimė Pauliaus vaizduotėje jau prieš kurį laiką, tik praeitų metų pavasarį jis gavo Marselio vardą. Būtent prancūziškas vardas paskatino mane paversti žmogų liūtu ir perkelti jį į baroką. Tėtis Marselis vienintelis iš šeimos narių turi įstabią šukuoseną, kuri puikiai atitinka baroko stilistiką. Tai sąmoningas žaidimas stereotipais. Liūtas yra jėgos ir gal net vyriškumo simbolis, bet pagal to laiko madą dėvi aukštakulnius ir šukuojasi plaukus. Ir yra atsakingas, rūpestingas tėtis. Paulius itin taikliai sukūrė kiekvieno šeimos nario portretą, tad juos pavaizduoti buvo labai paprasta. Man įdomiausias veikėjas po tėčio Marselio yra antrasis sūnus Gustavas, labiausiai išdykęs ir reikalauja daugiausiai dėmesio. Aplinka. Kaip jau minėjau, įkvėpimo ieškojau internete, paveiksluose ir taip toliau. Kalbant apie parkus, tokių yra pilna visa Europa. Pati tokį parką ir dvarą dažnai lankydavau gyvendama Varšuvoje, Park Vilanovski. Man labai patiko atkurti ne tik vietas ar interjero detalės, bet tam laikotarpiui būdingus raštus. Siužetas. Paulius yra nuostabus ir labai talentingas rašytojas. Jo sukurta istorija paprasta ir aiški, bet kartu įtraukianti ir jaudinanti. Tad storyboardo kūrimas buvo labai intuityvus. Knygoje aiškiai jaučiama auganti įtampa turi savo kulminacinį momentą, kai tėtis Marselis verkia. Būtent tą visą emocijų spektrą norėjau perteikti kurdama knygos vizualinę istoriją. Kūrybinis procesas. Su Pauliumi ir tėčio istorija susipažinome prieš kurį laiką, bet prie knygos kūrimo proceso grįžome praeitą pavasarį. Būtent tada gimė liūtas Marselis. Kažkaip dažniausiai knygos piešimo procesas sutampa su vasaros atostogomis. Tai nėra pats geriausias laikas darbui. Tada labiau norisi plaukioti ežere ir iškylauti, o nesėdėti prie darbo stalo. Bet kartu vaikų atostogos puikus išbandymas pabūti tėčiu Marseliu, pasinaudoti savo liežuviu ir išmokti išsakyti savo poreikius ir nubrėžti ribas. Darbas su Pauliumi ir baltom lankom buvo vien malonumas. Turėjau visišką kūrybinę laisvę ir didelį pasitikėjimą mano idėjomis. Pataisimų buvo tikrai nedaug, galbūt daugiausia dirbant su viršeliu. Nejaučiau jokio spaudimo, nes kitų didelių projektų tuo metu neturėjau. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Šios knygos kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.